Labas rytas. Kokį gerą sapną sapnavau. Mama tikiuosi išsipildys. Šiandien miegojom žymiai geriau. Va tokie visi su pirštinėm, su dalykais, va, su striukiam, su kelniam, su džemperiais, su termo, su dar vienu lėjeriu, su kojinėm, miegmaišys ir dar plėdas. Buvo žymiai šiandien šilčiau. Skaičiu visai normaliai, praktiškai neatsibodau. Bomžyno turas. Dalykai vienoje pusėje mano visi sudėti, pas Pupalį kitoj pusėje sudėti. Labas rytas, pasakyk. Saulutė išlindo, nuostabus orelis, nuotaikėlė, varom į geizerį. Geizerio pradžia. No Jones! Dar pažiūrėsim, 100 laipsnių. Biški matau, kažkoks verdava. Biški, opa. Kas čia vyksta? Turgus, žuvis pardavinėja. Sako, neik toliau, nes 100 laipsnių išvirsi. Mažasis geizeriukas. Ir šitas nešauna. Jis tik burbuliuoja. Nu, čia didysis geizeris. Ar ne? Strokur. Dabar pasimečiu, bet čia šauna jisai. Reiks sulaukti tik tais akimirkos. Nulaukia dar nerį. O kaip netikėtai. Pareina. Netikėtai. Mirties džakuzis. Kas už 10 eurų išsimaudytų? Oba! Nieko nebematau per akinius. Atėjom iki tikrojo geizerio, bet pasirodo, kad jis biškį pavargęs jau yra. Ir retai labai eruptinasi. Motininis geizeris. Labai didelis, jeigu toks šautų. Eik, tu kaip čia būtų gerai. 7 eurų parkingiukam. Atvarėm prie didelio kriokliuko. Vau, koksai krioklys didelis. Vau, vyva. Golfas. Dabar eisim tokį haikutį. Čia. Raftingai Islandijoje. Vieną per gyvenime. Krioklys. Galingas kriokliukas baisiai. Man atrodo, vienas didžiausių, kokius esame matę. Ar esate matę didesnį krioklį? Jeigu esate, lauksime komentarų žemiau video. Nu, verdiktas 10 iš 10. Na, o kitoj va pusėj upeliukas matos. Čia atrodo va, bet vat linija. Tokia matosi viskas labai drėgna, atrodo, kad tenais realiai vanduo būna pakilęs. Tai dabar jis yra kaip ir nusekęs, taip išeina. Labai lepina mus šiandien 15 laipsnių, netgi turime dienos metu. Varėm ir netyčia pamatėm. Opapa! Ant kiek kieta vietikė. Ir viskas nemokama. Fain, čia vaikam, čia dėdėm ir tetom. Kaip smagu. Eik tu. Kempingaujam truputėlį. Pietums turėsime
makaronus su troškinta kiauliena. Skol. Niam, niam, niam. Pipiriuko. Nu, rezultatas toks. Bomž food. Bet skanu. Tikrai skanu. Skaniau prie gamtos viskas. Vis laik skaniau gamtoj. Blema, gyvenam, tai eik tu načiart. Nu, toks bomžyns visiškai. Labai sunku, kai tokia mašina be sistemos. Varėme į parkingą, sumokėjom vėl 7 eurus, kaip ir visur čia Islandijai. Primena Maljorką iš karto. Nu, nebandysiu ištarti, kaip jisai čia vadinasi, kažkaip Seldianfos kažkaip. Žodžiu, net nebandysiu, tai, bet jau pabandžiau. Įspūdingas krekliukas. Labai purškė stipriai. Raf. Labai purškia čia viskas. Suvirvėm. Nu čia labai šlapia. Žmonių visų nori šlapti. Po krioklio esame. Atrodo, gali būti biški slidu. Jau viena babcija išsitieškia. Nu va, po krioklio atėjome. Šlapi viščiukai, čia žiauriai šalta ir šlapia. Ir vėjas pučia čia belio kokio sąlygo. Labai šalta, labai nemalonu, bet pozuojam. Papozavom, grįžtam. Toks džiunglių vaibas realiai. Nu kas eis fotkintis čia? Atsiras drąsuolė. O, vienas drąsuolis. Eik toliau. Nesiskaita šitaip. O, gavo, ko norėjo. Nu, geras kreklys. Visas tašas nuvarvėja, viskas išvarvėja. Mes neturim Airbnb, tai negalėjom išsimaudyti, bet šiaip visai norėjau. Dabar varysim dar į vieną krioklį, kaip ir čia Islandijai, sakant, kriokliai kaip grybai po lietaus. Atėjom prie kito krioklio, kuris visai netoli. Ir dabar lysim į kanjoną. Džiunglių vaibas. Ne, visgi ten aklavietė buvo. Einam kitą įėjimą. Va, čia va. Opa, purškė jau. Įėjimas į tuneliuką. Rizumim. Nulendam papulį. O, kaip čia purškia. Na, dabar varom. Oho. Nėra lengva, sakyčiau. Opa. Rimtas. Eik, saukiai pučia čia vėja, belia kaip. Extreme. Kokias lipa. Dar tokį urvą čia radom. Jaučiu nieko čia nebus. Tiesiog ola. Elfų, trolių, meškų. Ai, blema, nieko. Ai. Nu, varo į mašiną atgal. Saulė padavė. Nu, labai gražus krioklys, labai patiko. Labai sušlapom.
labai sušalom, bet experiences, prisiminimai išliks amžiams. Nu, atvarėm į kitą vietelę, vėl parkingas 7 eurai čičink. Nosis kyšo. Prisėmėm visokio tai čipsų čia, galvom pats darysim pikniką, bet pasirodo neleidžia ant lėktuvo užlipti. Nu, taip atrodo lėktuviukas. Papuolis nešasi produktus. Kas čia gera? Už nugaros. Gali lipti. O. Nesakėt, negalima į vidų įlipti. Jau susimokėjom tiek pinigų. Tai lipam į vidų. Tu irgi lipk. Nu jo. Opa. Opa. Čia nelabai ir telpu. Nu čia kaip už 7 eurus saugumo atžvilgis, tai labai silpnas. Sako, pats atsakai už save. O čia kas? Šikinykas? Droną pavadinsiu. FPV dronas. Labai skanų šipsai. Rančių. Šūdas. Su visais dantim išrausiu. Na va, toks lėktuvėlis. Sugeda motorėlis. Tai visur parkingai čia Islandijai, realiai kur tik sustoji, beveik visur. Štuka kronų, kas yra 7 eurai, nes 1,42 šiuometinis kursas yra. Tai, ką žinau, tai problema. Gauni parai parkingą. Tai negali. Jo, Islandijai negalima kempinti kur nori. Nu tai, ką žinau, ką daryti su to parą. Čia laiko, čia pabūni 20 minučių ir varai. Atvarėme į tokią vietelę, kur visai dabar bus adventure. Nežinau, kaip čia baigsis, bet gali būti, kad biškį sušlapsim. Va toks takelis veda į tą vietą. Kaip jin ten vadinasi, aš neištarsiu, bet uždėsiu va dabar. Puh! Va, prašau. Tarpeklis. Prasideda. Let's vamonos. Čia kai nori nuotykių, adventure, už pigiai be gido. Op, op, op. Nu labai gražu kol kas. Kol kas dar nesušlapam. Papulio batai vis laik atsirašinėja. Einam. Labai gražus tarpeklis, wow. Pabandom praeiti. Nuvarom toliau. Op, op. Opa. Varom toliau. Opa. O, žmonių radom. Reiškia, einam gerą linkme. Nuvarom toliau. Nu, pabandysime perėti. Opa, grandinės. Grandinės turime.
Ir varai. O čia grandinės baigėsi. Ai va, matau vieną. Tik tais biškė atrodo jinai pamesta. Va, pasiėmiau. Normaliai. Ne biškė net neįmerkiau kojos realiai. Oi, kaip smagiai. Papa. Ir kujačinį. Užlipi. Krioklių valdovas. Krioklių valdovas 3000. Nu, užlipau. Berta nenori toliau eiti. Tai tęsiu kelionę vienas truputį. Čia va, matau, sekantis krioklys yra. Vau, labai fainai atrodo. Bandom prieiti. Nice. Labai gražus. Nu, atvariau. Net nelabai ir sušlapau iš tikro. Gerulis kriokliukas. Gražus. Dar vienas krioklys šioj kelioniai. Labai patiko. Labai. Rekomenduoju visiems atvaryti. Atėjimas čia žiauriai geras. Blema, kokie čia keliukai faini. Wow. Pupulis laukia, va. Mojuoja. Labai lengva. Atvarėme iki kažkokio tai olos su durimis. Nu, pažiūrim, kas čia viduje yra. O, atrakinta. Kas čia gyvena? Nu, tokia uola apaugusi. Kaip čia tyla? Paklausykit. Ne, iš tikrųjų, tai ne dėl uolos atvarėm, o dėl kito eksponato, kur dabar einam čia 100 metrų iki jo. O tokiu keliuku nueini. Tokie eksponatų, pikantiško eksponatų. Nu, papalikas čia. 2012 metais vietinis žmogus pakabino liemenėlę ant tvoros ir dabar iki to laiko keliautojai, turistai kabina irgi savo liemenėlės. Ir dabar čia toks kaip Islandijai pokštas. Atvarai, pakabini, išvarai, toks kaip paliktumei spyną ant kokio tilto. Geras. Pradžiai daugiau kabino atrodo. Ne, o kiek daug čia. Berta, nereik kokios? Nu. Imsi kurį nors. Čia kaip geocache'as, gal vieną įdedi, kitą gali pasimti. Žiūrėk, koks didelis. Excelai, čia pažiūrėk. Apšiktas vienas. Blema, koks didelis. Turgus, ane? Geras. Tačiau bernas padėjo turbūt. Blema, fake arklys. Visa banda Cimarrono žirgų. It's a new world, it's a new life. Čia tai realiai parašiutas. Kaip šalmas. Eik, tada šalmas parašiutas. The fuck. Ta prasme. Etiketas gal yra. Čia XXXL. O, yra prašau. Koks dydis? Nežinau. Full coverage. Pilnai apimantis. Toks didelis, kad net realiai dydžio nėra. Šalms. Ta prasme, paps kaip mano galva. Nesu matęs didesnių papų. Sveiki atvykę į Islandiją. Varome pasimaudyti į hot springus kažkokius ten. Biškai galvom, kad čia yra arčiau, dėl to išvarėm su flip-flopais.
Pasirodo, ne. Čia reikia eiti dar visai keliuką. Pupulis va ir huječina. Tipų tapo. Nu jo. Arti. Nu. Lemba. Daėjom. Netikėtai ilgas haikas buvo. Nu. Čia gal plaukti reikės. Nice vietikė. Bet nelabai garuoja. Bet vanduo tai nešiltas, maždaug toksai nekarštas, toksai šiltas. Rengiamės čia, nes persirengimo kabinos bomžynas. Eik, cena čia. O taip pagyvena hebra. Eik, cena nupersta. Nutriesta. Kas čia gero. Irgi. Pabandyt. Oi, šiltas. Oi, kaip gerai. Na, Pupulis atvarys dar. Karismė. Geras, o ne? Gal pasieksiu dugną? Nenerk. Nu va, baseiniukėje. Ai, nežinau, vandens temperatūra gal kokia? 24. Nu, nedaug. Nu, vis tiek fainai. Toks vaizdelis. Baseinas šiltas. Nu, labai fainai. Nu, bet ilgai neišbus, nes man, pavyzdžiui, šalta. Nu, jo. Pasipliškenam ir grįžtam atgal. Man tai visai patiko, Bertai žiauriai nepatiko. Nu, nebuvo, kad žiauriai, bet tai vanduo buvo neversmė. Ne, vanduo tai... Šiltas. Jo, vanduo šiltas buvo, nekarštas tikrai. Sušaldi net, nu, pabuvimą po kelių minučių. Noris, kad būtų aukštesnė nei kūno temperatūra. Atvarėme nakvynę, sumokėjom 4000 kronų, kas yra 28 eurai. Nu, ir miegosim vat su tokiu vaizdeliu. Su Skogafosu. Na, pasidarysim kempingą. Pupulis va visas gražus. Vėsu lauke, ypač po to prūdina vandens. Nu va, ką čia turime? Icelandic Arctic Pale Ale. Nu ir kažką palašinukų va pavalgysim, duonas, biški, dešrytės, delmas, nu žodžiu. Gal lietuviškas meniu. Naujos mašinos dekoras. Kvapukai. Mašinų kvapukai. Komanda X. Bomž life. Sveiki atvykę į brangiausią šalį pasaulyje. Islandija. Kaip išlikti Islandijoje? Nu, labas rytelis. Dabar yra 6:30. Ir eisime mes aplankyti, nu va šitą, iš arčiau Skogafos. Kai aš užtinęs, eik tu savo. 4 diena jau, 4 diena. Dar vienas bomžas. Nusiritau Pupulis. Aš ėjau atostogą ir į tokį lygį. Šiaip va toks va kempingėlis. Va, yra pilapinių daug visai. Kaip jau šalta jaučiu. Dabar yra realiai 10 laipsnių rašo laukia, kad temperatūros. Bet, nežinau, atrodo mažiau, nes rankos labai šala. Va, realiai Dacia Docker. Va, tokią turėjom gauti. Bet gavom tokią. Čia L-Klon, sakyčiau. Labai panašios.
mašinas, net su to pačiu ventiliatoriuku. Ir vėl turime no drones! Va dar gali čia užlipti ant viršaus. Paskui užlipsim. Nu, va, gražuolis. Skoga fuosas. Vienas didžiausių krioklių, kokios esu matęs. Wow! Wow! Dabar yra apie 7 valandas ryto ir mes praktiškai esame vieni čia. Kaip atrodo, nieko nėra. Nu bent jau dabar, kažkaip pirmai gal biški buvo. Čia dabar dėl video visi pabėgo, bet šiaip tai va, 7 ryto visas krioklys tik jums. Krioklys. Nu dabar užlipsime. Rytinę mankštelę padarysime. Pažiūrėsim, kas iš viršaus tenais. Va taip va, vaizdelis nuo viršaus. Ką čia matome? Pievas. Taip papulė žiūri į kempingą. O toks va kempingas. Užlipsiu ant skardžio, nes ten, kur pamatys skardį, ten reikia užlipti ir nusifotkinti. Nu va. Tvarėm biškį muziejų, nelegaliai nuo 10 dirba tik tais, o dabar yra 8. Tai mes, nu taip, įlindom be bilietėlio. O tokie namukai, kaip elfų, kaip hobito namelį, man panašus, ne? Biškį nejauku vaikščiai, čia kas nors prisistatys. Gal nešam kudašius čia geriau. Kažkaip nejauku. Na, dabar eisime į krioklį. Vėl pamiršau pavadinimą. Nu, pavadinimas toks. O šitaip. Nu, vat, einame į krioklį, Kvernufosas. Turėtų būti gražus, bet neaišku, kiek čia tų krioklių norisi pamatyti, nes paskui bus didelė rutina. Šiaip po objektų Islandiją esu įsižymėjęs, nežinau, nu 100 tai jau čia tikrai turiu. Bet tikrai reikės praskipinti kokį 50, nes neįmanoma. Ir plus koks 50 krioklių. Tai nei jum įdomu, nei mum įdomu jaučiu. Tai žodžiu, reikės atsirinkti, ką žiūrėti, ką ne. Tai biški širdį gal skaudės, kad ne viską pamatysim. Nu, bet, nu, tas pats per tą patį, žinai, paskui bus. Ir šiaip mes neturim specifinės mašinas, aš tai turiu varomų ratą. Tai daug kur ir negali patekti čia Islandijoje. Tokie vaizdeliai iki krioklio. O čia įdomiai atrodo. Galima kaip ola kokia. Nu ir viskas. Realiai daėjam. Labai mažai eiti reikėjo ir matas. Kokios uolos. Labai gražus krioklys. Ir labai neturistinis. Aplinka kokia faina. Tikras džiunglės. Ir kas dar faina, kad galima už jo užeiti. Va, vyva. Vieno žmogaus. Krioklė. Tokie vaizdeliai. Labai fainas krioklys. Žiauriai fainas. Geras krioklys. Rekomenduoju 10 iš 10. Nuostabus džiunglės vaibas. Realiai takelis yra dar nusileisti. Iki vietos. Ir vėl tą pačią pozą. Kitokių neturim. Šiaip parkingas atrodo mokama šitos vietos. Bet šita kamera, jinai, nežinau, ar matosi. Jinai visiškai apgliumėjus ruda. Ir šiaip mes pasistatėm realiai. O ten, va. Nu, ne parkingą, tai gal ir nieko nebus.
išvarėm į kitą spotą. Eisim pas lėktuvą. Čia pasakyta 7 km, 3-4 valandas, dėvėt daug rūbų, blablabla. Do not climb on the plane. Tikrai neįlipsiu. Čia dar šatlas yra. Tinginius gali davežti, jeigu reikia. Mes tai eisim. Ėjom 40 minučių praždaug. Nu ir atėjom. Va, gali matyti jau užuomazgas. Tai va, esam prie išskirtinio vietos Islandijoje. Žodžiu, 1973 metais Amerikos karinis lėktuvas turėjo būtent Islandijoje avariniu būdu leistis dėl blogų oro sąlygų ir kuro trūkumo. Visi įgulos nariai laimingai išsigelbėjo, tačiau va, šitas lėktuvas kaip ir nukrito, taip ir tebestovi šitoj būtent pačioj vietoj. Tik neturi sparnų, neturi įrangos, bet turi plieninį korpusą. Matom iš visų pusių daug lipdukų. Kas ateina, tas pasiženklina, kaip koks šuo savo teritoriją. Daug visokių I love you, necenzūrinių žodžių, fuck Putin ir taip toliau. Nu, realiai pabandysim į vidų užeiti. Taip, va. Aiksan. Step parašyta. Sako nelipti, bet užlipau. Dabar biškį palsėjom. Nu ir pietų valgysim skilandį su rambinu ir duona ir kopūstą ir desertas. Matosi? It's good to be back, bomb style. Mokėjom 5 eurus už parkingėlį. Varom blokis čia. Darėme į ledyną. Tai priekį turėtų matytis, toksai pajodavęs biškė. Iš arčiau turbūt bus dar juodesnis. Toks biškė nešvarus ledynas atrodo, nusimato. Kiek turistų. Nėra pats gražiausias krioklys. Per naują. Šitas, Jėzu, užkrito vėl žodis. Ledynas. Eisim toliau. Ir va tiek va visokių yra šitų dangerių. Ar jauti pavojus čia papulį? Nelabai. Niekas čia nejaučia. Vėl aš duosiu 10 eurų, jeigu čia kas nors įsimaudys. O, bliamo vaikelė. Duosiu 20 eurų. Nu, artėjam. Einam, nežinau, kuo arčiau ledyno, gal paliesim jį. Realiai tas vanduo baltas praktiškai. Jaučiu dėl to, kad jis čia ledinis. Žiauri ledinis. Limpa, pimpa. Čkiukai kažkur. Pingvinukų šokį. Labai šalta, sakyčiau. Jau žandai į nosis nušala. Ką tik buvo 18 tenais. Čia nežinau, šalta. Ledynas visgi. Nežinau, kiek galim keltis rankas. O ką darom? Va, pimpačkiukai haikina.
visai fainai, aš irgi norėčiau. Nu, dar vienas perspėjimas. Nu, ką žinau, bandom. Čia gražiai atrodo. Nice. Opa. Užlipam. 10 metrų užlipom. Einam toliau. Nu, kylame. Wow. Žiūrėk, pimpačkiukų. Kaip gerai atrodo. Pimpa. Realiai prisiplakėm prie grupės, žiūrim, kurie eina ir mes einam iš paskos. Realiai visiškas ledas. Visur ledas. Tik tais nešvarus. Toliau. Užlipame ant ledyno. Net nežinau, kur eiti be gido. Einu visur. Padarysiu tą pozą. Va. Nu, dar biškį palipam, jau atrodo ir prasidėjo ir švaresnis sniegas. Nu, užlipam čia kažkiek. Jaučiu žandus nušalau. Koks minusas laukia yra. Nebūtina, čia atrodo turą imti. Gali ir savam kojam realiai. Nu, užlipame ir leidžiamės. Gidė velnių atrašė, kad čia negalim būti be tų batų. Realiai gidė atėjo, pasakė, kad negalima būti be batų. Bet kokia viena, mes kokius 4 praėjom grupės, tik viena kažką pasakė, kad tipo negalima, nes tipo čia žmonės susirinko, moka po kokius, ką žinau, 100-200 eurų. Čia atėjo tiesiog 2 random čiuvakai ir vaikšto nemokamai už tą patį realiai. Nu tai gal dėl to, žinai, jis sako, oi čia sunerimo žmonės. Už parkingą sumokėjom vėl 5 svariukus. Čičink. Atvarim ir kitą vietelę, vėl parkingas 5 eurai, čičink. Realiai užkopėm ant kalno didelio, matome švyturį. Malo ir arka išlindo graži. Kaip kurorte kokiam atrodo. Atrodo kaip mumija, arba kaip pabėgus iš ligoninės su įtvarais. Pirmasis pufinas, kurį pamatėm. Pufinas. Čia turėtume pamatyti juodojo smėlio paplūdimiai su belekiek snukių, kurie žiūri iš pointą. Kirkijų svarą ir Renijų svarą. Na, kokia arka. Pupolis va fotkina kažką. Čia vienas ilgiausių juodų paplūdimių. Nu, dabar aš bėgsiu ir šoksiu. Tikit? 10 eurų duosit iš kas nors iš te. Nu gerai. Gražus juodas, ilgas. Pupuliai prie juodo ir ilgo. Kas? Čia šifomatas visokios vėžės. Tai čia vyksta realiai 4-račių turai. Suvarai su 4-račiu per visą šitą. Ir realiai davarai tikriausiai į šitą lėktuvą, kur mes šiandien buvom. Kieva vaizdelį čia ant kalno. Gražu, kur tik pažvelgsi. Kaip aukštai. Eik tu sau. Wow. Man rodos, radom dar pufinų. Bandom prisizūmint, patys su akim nedatraukiam. Blemba, akurat pufinai. Jo, čia visa šeimyna. Tik labai prasta kokybė. O, kontentas vyksta. 1, 2, 3, 4. Eik. Oi, judesys.
čia tas, kur viršui buvo. Dabar apačioje atėjom. Nu, tas garsusis juodojo smėlio paplūdimys. Eisim paskui tenais kažkada. Ten būsim tarp tų kitų žmonių. Nu, atvarėm į Kroną. Pabandysim šiandien šitą parduotuvę ištestuoti. Mėsa 23 eurų už kilogramą. Auč. Lašiša 40 eurų už kilogramą. Biškai apsiprekinom, 3-7 euriukus išleidom. Bet gavom kepsnį. Vietoj 14 už 7 euriukus, tai šiandien šventė bus. O čia va pardė tiesiog va gali mikrobangės yra. Arba va virduliukas gali užsikaisti vandenuko. Belia kaip gerai. Ai bus. Ai, nu, 52 eurus įvarėm, pusę vakar maždaug. Nu, atvarėm dar į vieną kempingą, Vik kempingas. Vėl čia maždaug apie 30 eurų, standartiškai nakteliai. Prisipylėm kuro, apsiprekinom, pasiliko mašiną kempingę ir dabar einam į lavos šou, apie kurį sužinom lėktuve. Tiesiog per tos kompiuteriukus rodė, tai sugundė. Dabar išbandysim Viko miestelio lavos šou. Du tokie yra Islandijoje Viko miestelį ir Reikjavike. Ponas ChatGPT sakė Vike geriau, nes autentiškiau. Čia kaip ir visos pramogos nėra pigu, 93 eurai 2 žmonėm. Turėtų trukti 50 minučių pasirodymas. Islandiškos muselės. Lava show. Just your name. Berta? Berta. Yeah. Mark you right. Thank you. Davė kinukus tokius. Feel the heat of molten lava and see how incredibly bright it is. Eik savo kokią šviesą. Now it's going over the eyes. Tiny bubbles. Have you heard about Pallet's hairs? That's really thin strings of lava. They form in the nature when lava, for example, flows over an edge in windy conditions, and the wind blows lava into these really thin strings. And lava is a really good insulator, so it insulates its own flow. That's why lava is able to flow long distances in nature. It starts cooling, solidifying on the outskirts, but flows on the inside. And now you probably feel the radiation heat of the lava. Eik savo. I think that is pretty. Belia kaip karšta. I'm pretty sure of that. You see how the lava now is getting darker here. So you see it's starting to solidify on the outskirts, but the lava is still totally flowing underneath here. And that's actually how lava tunnels are formed. So imagine here it's building layers of solidified lava, but flowing inside. If it's able to build enough layers around its own flow, and then flow out of its own making, that's how lava tunnels are formed in nature. So if you go to a lava tunnel, you're actually walking where the lava was flowing. It's like toffee. I have actually a little bit of extra ice. Do you want to see what happens if I put it on the lava? Yeah. When I said a little bit, I have plenty. Put it on, top. And if you're lucky, you're going to see some bubbles forming. Hopefully a big one. Come on, this one. See, some of the steam is being forced into the lava and making these bubbles. Now this shows you how really insulating the lava is. It is maybe solidified on the surface, but underneath, totally molten. Su ranka paėmė tiesiog. Žinau, bet tipo vis tiek su ranka. Labai šilta. I have a little bit of paper, let's put it inside.
Come on inside. So, Iš karto užsidegė. this is an authentic lava lamp. This is the business. And now you're going to start hearing the lava like breaking itself. And these basaltic columns, it's the same lava. This lava just cooled down really slowly, and we'll see it is not able to cool down slow enough. It's a rapid cooling down. That's why we get volcanic glass. Grįžtame iš po lavos pasirodymą, man buvo fainai, nes niekur negausi tikriausiai tokią potyrę kaip Islandijai, kadangi čia yra vis tiek ugnikalnių šalis. Papasakoja mums, jeigu įsiveržtų visgi ugnikalnis, ką reiktų daryti, tai reiktų eiti į... Reikėtų varyti šitą bažnyčią ir tada ateis kunigas ir maldas kalbės ir taip išgelbės miestelį. Buvo žiauriai karšta. Asmenės tikėjau, kad toks karštas gali būti kambarį. Realiai pirtelė buvo visiškai ten skrudom. Apšvytėjo belia kaip, tikrai nustebino, labai patiko. Visi švęsti, šiandien mano vardadienis ir pirmąsyk matėm šiandien pufiną. Nu, va taip, vyko kempingas atrodo iš toli. Va stalo turime. Bam. Čia radatas. Nelenkas. Skol. Nu, va tokie gavosi. Teko pjauti, nes kitaip neiškepėm tų didelių rutuliukų. Nes tokio vaizdu. Nu, 10 iš 10, ką žinau.